Trapučių atsiranda šiai dienai rinkoje ir daug baltymų turinčių trapučių, tai žinokite, kad visada turite skaityti sudėtį, ne pirmą pakuotės pusę, bet sudėtį ir maistinę vertę. Kas įeina į sudėtį, kas yra pirma sudėtinė dalis, kas yra sekančios sudedamosios dalis, nes sudedamųjų dalių sąrašas mažėja, nuo didžiausios eina į mažėjančią pusę. Ir daug baltymų turinčiose produktuose mes galime rasti labai įdomių ingredientų, kurie yra nepalankus mūsų sveikatai. Trapučiai linksniuojami dėl to, kad juose yra akrilamidų, tai yra kancerogeninės medžiagos, ypatingai ryžių trapučiuose. Mes galime sutikti jų, tačiau toj pačioj duonos plutelėje akrilamidų kiekis taip pat yra didelis. Tad labai svarbu yra visa visuma, kad mes vartotume, jeigu renkamės trapučius, kad jie būtų apvilkti su baltymais geraisiais, riebalais ir turėtų šalia daržovių būti. Tai toks pasirinkimas bus subalansuotas užkandis ir nesudievinkim vieno produkto, nėra vieno maisto produkto, kuris išsaugotų mūsų sveikatą. Jeigu yra galimybė, rinkitės viso grūdo trapučius, turėsite daugiau skaidulinių medžiagų, netaip šokinės cukraus lygis ir sotumas bus ilgesnis. Patiko mano patarimai, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau patarimų ir su tavim pasidalinsiu ne tik tai receptais, bet ir mitybos bei gyvenimo būdo patarimais, kad būtum sveikas ir išliktum laimingas.